Gerą dieną visiems. Kaip ir minėjo, iš tikrųjų aš atstovauju agentūrą, kuri yra grynai investicijų pritraukimo agentūra. Mes nesame atsakingi nei už Lietuvos eksporto skatinimą. Mūsų darbas realiai yra pritraukti investicijas į Lietuvą. Šitas darbas iš tikrųjų vienas įdomiausių yra Lietuvoje. Aš esu labai patenkintas, kad iš tikrųjų jį gavau, išsikovojau, laimėjau konkursą, nes šio darbo rezultatai iš tikrųjų matos akyse. Taip kaip Stalius padaro savo kėdę, stalą, iš tikrųjų šiame darbe matosi labai daug kas. Mes nesame politikai, mes visiškai depolitizuota institucija ir kaip ir minėjau, mūsų tikslai yra labai konkretus, labai aiškiai apčiuopiami. Konkrečiai Investuok Lietuva iki šių metų galo turi užbaigti 25 investicijos projektus, gauti iš investuotojų patvirtinimą, kad bus sukurtos per artimiausius 3 metus 1800 darbo vietų ir pritraukti virš 260 milijonų litų tiesioginių investicijų vietų. Kai tai supranta, iš tikrųjų tai yra labai konkretus rezultatai, pagal kuriuos mes matuosime savo sėkmę. Konkurencija šitoje srityje yra didžiulė, mes konkuruojame su tokiam šalim kaip Čekija, Lenkija, netgi mes konkuruojame tarp kitko su tam tikrom valstijomis čia, Jungtinėse Amerikos valstijose, kadangi tam tikros kompanijos, kurios bando optimizuoti savo kaštus, perkelti savo operacijas iš vienos valstijos į kitą, jos pirmiausia žiūri vidur, tai vadinamas nearshoringas. Kas liečia offshoringas, angliškas terminas yra, jie be abejo pradeda žiūrėti kitas šalis. Tai trumpai galbūt apie save, man Jungtinės Amerikos valstijos yra labai artima rinka. Aš iš tikrųjų Čikagoje praleidau daugiau negu 4,5 metų, baigiau ten magistratūrą, taigi Amerikoje aš jaučiuosi kaip žuvis vandenyje ir man tas yra tikrai malonu, kadangi čia yra daug ko galima pasiekti. Per lietuvių bendruomenę iš tikrųjų atėjo labai daug gerų projektų, investicijų projektų Lietuvai. Aš galiu paminėti tokias kompanijas kaip Western Union, kaip Intermedics ir daugelis kitų, kurios iš tikrųjų Lietuvoje planavo iš tikrųjų turėti pakankamai mažai žmonių, dabar jie turi virš 1300 ir dar daugiau auga. Taigi labai yra geros tendencijos, kurias mes norime iš tikrųjų užtvirtinti. Jeigu taip struktūrizuotai praeiti, ką mes iš tikrųjų, koks tikslas? Vėlgi, aš esu verslo žmogus, 15 metų aš dirbau versle, kaip ir minėjau, nesu politikas, nesu valstybės žmogus. Aš atėjau į valstybinę instituciją tam, kad padėti Lietuvai. Kaip tai galbūt skambėtų banaliai, bet iš tikrųjų Lietuvoje atsiranda daugiau ir daugiau žmonių, kurie savo kompetencijas, įgūdžius įgytus, jie nori juos atiduoti Lietuvai. Ir dabar yra tas šansas, tai yra labai daug gerų pozicijų ir daug iššūkių, per kuriuos iš tikrųjų mes galime pritraukti profesionalus į Lietuvą. Tiek iš užsienio, tiek pačioje Lietuvoje. Ką darom mes dar? Iš tikrųjų, kaip Investuok Lietuva agentūra, mes administruojame labai puikią programą, kuri vadinasi Kurk Lietuvą. Tai yra užsienyje baigusių žmonių, lietuvaičių, pritraukimas atgal į tam tikrą valstybinę tarnybą. Vėlgi, čia yra seka, kas yra labai malonu, nežiūrint, kokia valdžia buvo anksčiau, dabar ar bus. Lietuva strategiškai pradeda mąstyti, kad pritraukti valstybės tarnybą reikia aukštos kompetencijos, protingų žmonės. Taigi, jau 3 metai šita programa yra tęsiama ir jai yra daromas finansavimas. Vėlgi, žmonės atėję iš skirtingų sričių, tiek iš teisės, finansų, rinkodaros. Jie dirba su valstybinėms institucijoms, jie dirba su projektais, kurie labai svarbus yra Lietuvai. Taigi mūsų agentūra Investuok Lietuva tikrai didžiuojasi tuo, kad jie yra po mūsų sparnu. Mes iš tikrųjų kartu su vyriausybė finansuojame šitą veiklą ir netgi šiais metais mes pradėjome dar papildomą veiklą Kurk Lietuvai regionams. Tai yra, kad regionuose iš tikrųjų ne tik tai pačiam Vilniui, Kaune, Klaipėdui, bet ir kituose mažesniuose miestuose dirbtų Kurk Lietuvai žmonės, kurie padėtų pritraukti investicijas į regionus. Tai va, kas liečia iš tikrųjų Ameriką, kas liečia situacijos su investicijom Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvą, galbūt pradžioj paminėsiu, kad
mes kaip lietuvaičiai turime labai džiaugtis, kad būdami tokie maži, mes susigalvojam labai gerus tarptautinius reitingus. Tokius reitingus kaip FDI Markets, kas yra iš tikro Financial Times reitingas, kuris jau reitingavo Lietuvą, tai vadinamas Doing Business, tai 17 vietoj. Mes kaip šalis mokame pritraukti investicijas, tai reiškia verslo klimatas yra pakankamai geras, kad užtikrintų investuotojų ateimą ir jų pasilikimą Lietuvoje. Kitas dalykas, ką aš noriu paminėti, kad Lietuva šiais metais yra sparčiausiai auganti iš tikro šalis, kas liečia bendro vidaus produkto augimą Centrinėje Rytų Europoje. Tas irgi labai svarbu, kadangi, kaip ir buvo minėta anksčiau, tas uždeda mus kaip šalį ant investicijų žemėlapį. Kadangi ko mums mažiausiai, ko mums trūksta labiausiai, tai yra, kad apie mus mažai ką žino. Ir būdama maža šalis, mes turime labai aiškiai apsibrėžti, kur, kokiose rinkose, ką mes siūlome tam, kad pasiūlyti kompanijų pridėtinę vertę. Kad jas atėjusios ne tik tai gautų naudą iš galbūt mažiau apmokamos darbo jėgos, bet kas yra svarbiausia, kad jūs gautų kompetencijas, ten, kur Lietuva yra labai stipriai. Tiek pridėtinių mokslų, kaip pavyzdžiui fizika, kaip chemija, tai vadinamas STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, kur Lietuva iš tikrųjų pirmaujant yra šalis Europoje, ne tik Centrinė Europa, bet ir viso Europos Sąjungoje. Kur iš tikrųjų mes turime inžinierių 2 kartus daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai yra tos sritis, kurios yra labai svarbios, kurios mus išskiria, tai vadinamas point of difference, tai yra išskirtinumas, pagal kurį mes galime save pozicionuoti. Kas liečia investicinius projektus, už kuriuos mes esame atsakingi, mes irgi norim pasidžiaugti, kad jie iš tikrųjų auga labai greitai. Palyginus su praeitais metais, praeitų metų pusmečių, tai yra 13 metų ir šių metų 14 metų pusmetį, mes augam daugiau negu 25%. Lietuva yra antra pagal investicinių projektų augimą Europos Sąjungoje. Taigi vėlgi yra kuo pasidžiaugti, mes turime kaip maža tauta nebijoti tuo džiaugtis ir drąsiai tą komunikuoti visiems. Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų yra viena iš mūsų prioritetinių rinkų. Apart kitų rinkų, kurios iš tikrųjų jau ėjo į Lietuvą. Tai konkrečiai tai yra visos Skandinavijos šalis, tai yra Vokietija, tai yra Jungtinė karalystė ir be abejo Jungtinės Amerikos valstijos. Mes turėjome išsiskirti, kadangi mes negalime važinėti po visą pasaulį ir sakyti, kiek gerai yra investuoti į Lietuvą iš vienų ar kitų šalių. Mes žiūrėjome pagal labai konkrečius kriterijus, kodėl tose šalyse tam tikros kompanijos jos atėjo į Lietuvą. Pagal tą tyrimą mes iš tikrųjų išsigrynom šitas šalis, išsigrynom tam tikras vertikalias industrijas, pagal kurias mes fokusuojamės ir dirbame. Mes darome kiekvieną kartą namų darbą ir išvažiuodami čia į Jungtinės Amerikos valstijas, Jungtinę karalystę ir kitas šalis, tam, kad susitikti su kompanijom. Nes tai nėra vien sutikimas pašnekėjimas, tai yra darytas labai ilgas paruošiamasis darbas. Tai vėlgi lietuvių bendruomenė yra labai svarbi mums. Kaip ir buvo minėta, tai yra ambasados, konsulatai, vietinė lietuvių bendruomenė Amerikai, kuri, kaip jau buvo ir sakyta, tai yra 1 milijono žmonių čia Jungtinėse Amerikos valstijose. Mums tai padėjo pakankamai daug. Ir mes norime, kad jūsų sūnus, dukros, be abejo, jūs patys, turėdami savo pakankamai didelį platų kontaktus sąrašą, padėtume mums irgi prieiti prie vienų ar kitų sprendėjų. Kadangi Lietuva pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas ir dirbant su projektais, bus sėkminga tik tada, kada mes būsime tam sąraše. Tai vadinamas long listas. Jeigu mes nesame sąraše kompanijos XYZ, kuri bando ar svarsto galimybės ateiti Centrinę Rytų Europą ar kitas šalis, mes nesame žaidėjai. Tai vėlgi, čia yra labai svarbus dalykai, apie kuriuos aš tikrai norėjau su jumis apie šiandien pakalbėti. Ir galbūt, ką dar norėčiau paminėti, tai yra mūsų išskirtinumai. Pačios kaip šalies išskirtinumai, kurie yra svarbus pozicionuojant Lietuvą kaip patrauklią investicinę šalį. Visų pirma, tai ką mes išskyrėme, tai yra, kad Lietuva yra labai stipri savo kompetencijos. Konkrečiai tai yra aukštai kvalifikuota darbo jėga, specialistai, kurie dirba su vertikaliom žiniom, vienu ar kitoj pramonės šakoje, kurie moka optimizuoti procesus,
kurie gali padėti kompanijom mažinti kaštus ir kurti naujus produktus ir paslaugas. Pavyzdžiai, konkretus gali būti iš Amerikos kompanijos Western Union. Jis atėjo į Lietuvą prieš 3-4 metus beveik ir realiai jos planuose buvo tik tai mažas skaičius darbuotojų, buvo apie 300 darbuotojų, 250. Ir jie pradėjo labai nuo žemos, galbūt tam tikros prasme, kompetencijų lygio darbuotojai, tai buvo skambučių centras. Bet jie suprato, ant kiek yra protingi žmonės Lietuvoje, ant kiek papildomai gali padaryti iš tikrųjų darbų ir paslaugų vidiniai kompanijai, buvo plečiama visa veikla. Šiai dienai Western Union turi Lietuvoje visą operacijų padalinį, kuris apima ne tik tai finansus, apskaitą, IT, žmogiškos resursus, apima netgi rizikos valdymus, apima ML compliance, tai yra labai svarbis sritis, tai yra atitikimas teisiniam normom. Ir visą šitą kartu paėmus po vienu stogu mes turime specialistų komandą Lietuvoje, kurie optimizuoja procesus, kurie taupo kompanijai $100 milijonų JAV. Šitos praktikos po to yra pritaikomos kitose šalyse. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra geras pavyzdys ir pagal kurį iš tikrųjų kitos kompanijos atėjo ir minėtų. Antras pavyzdys yra Thermo Fisher. Yra Amerikos korporacija, kuri turi iš tikrųjų daugiau negu 80% viso pasaulio rinkos. Lietuvoje jinai ne tik tai gamino savo produktus, jinai pradėjo vystyti savo kompetencijų centrą. Ką tai reiškia? Jie įdarbins papildomai apie 100 žmonių, kurie darys tyrimus, naujus produktus, naujas paslaugas. Tai yra tos kompetencijos, kurios taip lengvai nebus iškeltos iš Lietuvos. Vėlgi, tai yra pripažinimas Lietuvos specialistams, kad tokių kompetencijų Lietuvoje yra. Trečias pavyzdys, kaip čia buvo minėta, tai yra lazerių pramonė. Bet būname teisingai patys savo. Lietuvaičiai turi labai geras kompetencijas sukurti lazerį kaip tam tikrą komponentą, bet jį supakuoti, padaryti produktą iš jo, o iš tikrųjų įeiti į rinkodarą kompetencijų trūksta. Kaip ir buvo minėta, lazeriai lietuvaičiai labai neblogai ėjo į tai vadinamą tyrimų sektorių, tai yra universitetai, kurie iš tikrųjų perka tos lazerius. Bet dar didesnis yra potencialas tai gamybinis sektorius. Bet tam, kad būtų gamybiniam sektoriui, Lietuvos lazeristai turi labai puikiai suprasti, kad reikia aptarnauti tos lazerius. Kadangi gamybos procesas sustoja vien dėl lazerio kaltės, patirimos yra 100 milijoninės išlaidos vienos ar kitos kompanijos. Tai vėlgi yra labai svarbu suprasti verslo aplinką, suprasti iš tikro, ko siekia vienos ar kitos kompanijos, tam, kad įeitų savo produktais ir paslaugą. Ką dar noriu Jums paminėti? Įdomaus. Kita labai svarbi sritis Lietuvoje tai yra infrastruktūra. Čia atvažiavęs Jungtinės Amerikos valstijas aš matau, ant kiek yra lėtas internetas, ant kiek yra iš tikrųjų lėtas duomenų perdavimas. Tikrai išsivystysiu šalis, ar ne, Jungtinės Amerikos valstijos, bet mes Lietuvoje, ir man taip smagu tą paminėti, turime vieną iš greičiausių internetų visam pasaulyje. Mes nusileidome iš tikrųjų Singapūrui, Pietų Korejai ir Lietuva yra trečia ketvirta pagal interneto spartą šalis visam pasaulyje. Ką tai reiškia, kad 21 amžiuje tai yra vienas iš pagrindinių faktorių, kad duomenys yra perdodami greitai. Tai yra tai vadinami debesų principai. Dar konceptas yra svarbus, labai yra big data, analizė tų duomenų. Aš buvau prieš 3 savaitės čia Silicio slėnyje, šnekėjome su visa eilė kompanijų. Tikrai negaliu paminėti kokios jų pavadinimų, bet jūs jas puikiai žinote jų produktus. Jie apie tai ir minėjo. Jiems svarbiausia buvo žinoti kompetencijas, žinoti infrastruktūrą. Nes be jų iš tikro Lietuva neturi jokių šansų. Mes esame ta šalis, kurie turi nei naftos, nei dujų. Mūsų pagrindinis aktyvas yra žmonės, jų kompetencijos. Bet kaip ir minėjau, tam, kad mes turėtume tas kompetencijas, jas reikia vystyti. Valstybė turi labai aiškiai suprasti, kad naujų specialistų išugdymas tai nėra 1 ar 2 metų darbas. Tai yra 15-20 metų darbas. Turi būti labai pastovus darbas. Tai turi būti ne politikų, bet realiai verslo ir be abejo
profesionalų reikalas, kad tie specialistai ateitų į rinką ir būtų užtikrintas tų specialistų pasiūla, pasiūlymas kitom kompanijom, kurios ateina į Lietuvą. Toliau galbūt paminėsiu labai svarbų dalyką, kas yra investicijose svarbu. Tai yra Lietuvos kaip valstybės skatinimas tam tikrų investicijų. Lietuva turi konkuruoti su kitom valstybėm, pritraukiantas investicijas, kadangi tai ateina, kaip ir minėjau, ne tik kaip pinigai, ateina kompetencijos, ateina darbo vietos. Pagal tą valstybę gauna papildomą naudą iš sumokamų mokesčių, iš darbo jėgos kvalifikacijos kėlimų, iš vartojimų. Žodžiu, didžiulė nauda. Ir tą labai aiškiai mes matome. Ir kas yra labai svarbu, kas liečia valstybės paskatų sistemą, tai vadinamas subsidijas. Lietuva jų turi pakankamai daug, jos yra ES rėmuose, kadangi mus žiūri Briuselis ir be abejo kitos ES valstybės, mes negalim duoti daugiau, negu yra apibrėžta tuose rėmuose. Ir čia Lietuva iš tikrųjų turi labai neblogų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, kiti ateinantis metai, tai yra visas periodas nuo 15-20 metų, bus inovacijos, reiškia skatinimus inovacijos. Konkrečiai tai bus veikla susijusi su naujų produktų ir paslaugų kūrimu. Tai yra tai, kas bus kuriama Lietuvoje iki masinio gamybos proceso, tai bus subsidijuojama. Ir šiuo atžvilgiu mes norime skatinti kompanijas, kurios ateis į Lietuvą, kad jos kurtų savo tyrimų laboratorijas, kurtų tam tikrus kompetencijų centrus, kurie atneštų didžiulę pridėtinę vertę Lietuvą. Specialistų darbinimas be abejo labai svarbu pagal konkretų specialistų darbinimo lygį, jų kompetencijas. Mes irgi skatinam užsienio investuotojus. Tai gali būti maždaug intensyvumas apie 20%, tai reiškia iš 100 milijonų, pavyzdžiui, patirtų išlaidų, 20 milijonų yra kompensuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Kitas dalykas be abejo tai yra darbas galbūt mūsų laisvose ekonominėse zonose. Tos zonos iš tikrųjų taip pat turi didžiulę pridėtinę vertę, kadangi kompanija turi savo pelno centrą, jinai gali nemokėti visiškai mokesčių. 6 metai tai yra 0% tarifas pelno mokesčio, o to 10 metų mokamas 50%. Tai yra nuo 15% yra 7,5%. Porą minučių dar. Gerai. Tai va, realiai yra pakankamai didelis spektras gerų iš tikrųjų sprendimų, kurie yra labai svarbus Lietuvai, svarbus jums kaip Lietuvos atstovams čia Jungtinėse Amerikos valstijose, be abejo mums ir vyriausybei ir iš tikrųjų mano pagrindinis tikslas ir yra skleisti šitas žinias. Mūsų tinklapyje www.investlithuania.com iš tikrųjų visa informacija yra apie mūsų išskirtinumus, apie mūsų kaip šalies žinomumą vienose ar kitose pramonės šakose ar veiklose ir be abejo įtraukti galima daugiau jūsų pritraukti investicijas į Lietuvą. Ačiū dėmesį.